2000 metais, kai dar dirbau Lietuvos aide, kai buvau atsakinga už tą, kuravau vieną iš mano kuruojamų temų buvo Lietuvos stojimas į NATO ir NATO tada dabartiniai partneriai, tuomet iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Pentagono, labai įdomu, ne iš Lietuvos, bet iš Pentagono, pateikė susipažinimui, kad mes čia žinotumėm 38 puslapių, KGB tada buvo совершенно секретный dokumentas, rusų kalba spausdintas, kas ką turės daryti, jeigu žlugs Tarybų sąjunga. Tai reiškia, tas dokumentas buvo datuotas dar iki Tarybų sąjungos žlugimo. Ir tenai visos atskiros respublikos ir vienoje buvo, reiškia, Lietuva. Pirmas, beje, punktas tai buvo šešėlinės ekonomikos didinimas, korupcija. Ir ten buvo labai aiškiai parašyta, kodėl to reikia, kad būtų nusivilta Lietuvos nepriklausomybė. Jūs ir atsakėte. Aš ir atsakiau. Tik tai gaila, kad pas mūsų valstybės saugumo departamentas to nesupranta. Ir mes matome šešėlinę ekonomiką, didėjantį šešėlį, ten ir narkotikai, viskas ten buvo surašyta, kas tenai, kaip reikia didinti šešėlį. Ir visą tai tą ir matome. Kaukės nukrito, gaujų karai. Klaninių gaujų karai, kova dėl energetikos milijardo. Tų karų bus dar ne vienas ir labai gerai atsirinksime turbūt, kas kurioj stovykloj, kas ką, mums dabar bereikia viską tik tai žymėtis, pavardės žymėtis, veikiančius asmenius žymėtis ir tada jau galėsim matyti pilną paveikslą ir pakomentuoti dar detaliau. Tik tai skaidrumas gali visą tai atskleisti. Tie karai, kurie dabar vyksta, leidžia manyti, kad nieko gero nebus. O norisi tikėti, kad nauja vyriausybė kovos su politinė korupcija ir kad tie tarppartiniai dylai vėl nebus pirmoje vietoje. Kadangi taip yra lobistiniai interesai, kur yra siauros interesų grupuotės, ten mes matome valstybinių interesų išdavystę. Labai norėtųsi, kad to nebūtų.